Ar žinojote, kad važiuojant motociklu smegenys apdoroja apie 30% daugiau informacijos nei, pavyzdžiui, vairuojant automobilį? Dėl nuolatinio aplinkos stebėjimo, pusiausvyros laikymo ir sensorinių pojūčių kvapų, temperatūros kaitos, laiko suvokimas sulėtėja. Būtent todėl 2 dienų kelionė smegenyse gali užimti tiek vietos, kiek 2 savaitės atostogų viešbutyje. Viskas prasidėjo dulkių pilnoje stovėjimo aikštelėje šalia Malagos. Gera žinia prieš kelionę mums. Mūsų motociklai paskutinę minutę buvo pakeisti iš planuotų Royal Enfield Interceptor 650 į labiau tinkamus mūsų Blitz kilometrų prasukimui. Benas užlipo ant Royal Enfield Sherpo varikliu 450 Himalayan, kuris atrodo taip, tarsi būtų nukaltas pačiose Himalajuose. Man teko BMW F750 GS. Nuobodus vokiškas tikslumas sukurtas tam, kad kiekvienas posakis taptų poezija. Tiesa, BMW USB lizdas neveikė, taigi kelionės navigatoriumi tapo Benas. Reikia pripažinti, kad jau nuo pirmųjų kilometrų gerokai mažiau kilovatų turinti motociklą man reikėjo ištisai vytis. Pasižadėjome. Jokių magistralių, jokių tiesių linijų. Paėdėjom iš Malagos šiandien, greitai atvažiavom čia į Koiną. Mažas miestelis jaukus, keliai šiaip labai geri, kaip ir minėjo vietinis. Asfaltas naujas. Toliau važiuosime, leisimės galbūt giliau į kalnus truputėlį. Ten irgi tokių jaukių aplankysim miestelių, baltais namais. Ir turbūt jau pamatysim pirmus tokius aukštesnius kalnus ir nacionalinius kažkokius parkus aplinkinius. Kas čia, solo, Benai? Kafė solo. Tai čia kaip kas? Kaip amerikano ar kaip kas? Tiesiog juoda kava. Be nieko, dėl to solo. Ok, o šitas kas čia? Bocadillo. Pirmiausia, mus pasitiko Ronda. Miestas balansuojantis ant prarajos krašto, kur akmenys pasakoja istorijas apie senuosius laikus. Norėjome tą tiltą pamatyti. Neužsibuvom, net ledų nevalgiam, per siestą jų ten net ir negausi. Kelias mus šaukė toliau link Sierra Nevados viršūnių. Ten, kur snieguotos viršūnės stebi karštą Ispanijos saulę, pajutome, kaip oras retėja, o laisvė tirštėja. Pasiekėm aukščiausią asfaltuotą Europoje kelio pabaigą. Esame apie 2500 metrų virš jūros lygio. Vaizdas štai toksai. Ir nereikėjo lipti nei metro į viršų. Sierra Nevada, baby! Sierra Nevados amerikoniškas pavadinimas mus įkvėpė ieškoti smėlio. Tad pasukome į pietryčius ten, kur žemė tampa raudona, o uolos rūsčios ir liūdnos. Taberno dykuma. Vieta, kur kadaise aidėjo šūviai. Taip garsiai, kad mes net patikėjome, kad tie westernai tikri. O šiandien pirmam pasitaikiusiam kanjone šaudė mūsų mocų vamzdžiai. Guadix. Miestelis, kuris atrodo kaip sapnas. Žmonės čia gyvena net olose, po žeme, ieškodami vėsos ir ramybės. Norėjome ten pasilikti, ištirpti toje ramybėje, bet laikas mus gynė pirmin. Kadangi grąžinti motociklus turėjome suspėti laiku, lėkėme lyg vėjas magistrale. Ir jis mėgino išpūsti prisiminimus iš mūsų galvų, bet jam nepavyko. 2 paros, 0 vaikštinėjimo po suvenyrų parduotuves. Tik kelias, dulkės ir sūnus šalia manęs. Kai galiausiai nulipome nuo motociklų, jautėmės taip, tarsi būtume keliavę mažiausiai 2 savaitės. Kad prasukome daug kilometrų, supratome tada, kai Pepe, priimdamas motociklus, pasakė, reiks primokėti porą šimtų euriukų. Šį kartą kilometrų neskaičiavom. Skaičiavom, kiek kartų širdis purdėjo iš nuostabos.